Vokietijoje neeilinis teismas teisiamųjų suole sąmokslininkų gauja ketinusi nuversti vyriausybę. Sveiki sugrįžę, tęsime žinias. Vokietijoje vyksta didžiausias teismas nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Teisiamųjų suole sąmokslo teorijų šalininkų ketinusių šalyje surengti perversmą gauja. Iki dantų ginkluoti sąmokslininkai ketino nuversti dabartinę vyriausybę ir sugrįžti į Vokietijos imperijos laikus. Surakintomis rankomis ir lydimas policijos pareigūno į mikroautobusą lipa pagyvenęs žilas vyras. Atrodytų, kokį nusikaltimą galėtų padaryti šis iš pažiūros taikiai atrodantis senjoras. Visgi jam metamų kaltinimų sąrašas spalvingas. Šturmuoti Vokietijos parlamentą, pagrobti politikus, nuversti vyriausybę ir įvesti naują valstybinę santvarką. Tokių planų turėjo dabar jau 72 metų Henrikas XIII, Vokietijos nekilnojamojo turto investuotojas, nuverstos Roisų dinastijos atžala, turintis princo titulą, ir jo bendrininkai. Vokietijoje prasideda didžiausias teismo procesas nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Prieš porą metų keli tūkstančiai teisėsaugos pareigūnų sulaikė 27 iki dantų ginkluotus sąmokslininkus, tarp jų ir buvę kariškiai. Vyrai priklauso Reichsburger grupuotei ir dievagojasi esantys Vokietijos reicho piliečiai. Pasak jų, dabartinė šalies valdžia neteisėta, o pagrindinė jų svajonė – sugrąžinti prieš Pirmąjį pasaulinį karą egzistavusią Vokietijos imperiją. Jai turėtų vadovauti ne kas kitas, o kilmingos Roisų giminės paveldėtojas Henrikas XIII. Ever since Germany surrendered on the 8th of May, Germany has never been sovereign again. It was made into an administrative structure of the Allies. Visi jie įkvėpimo sėmėsi iš kur kas didesnio sąmokslo judėjimo Deep State. Šios teorijos šalininkai apskritai nepripažįsta vyriausybės ir tiki, kad pasaulį valdo pilkieji kardinolai, manipuliuojantis vyriausybėmis. Prieš pat areštus Vokietijos sąmokslininkai buvo per žingsnį nuo Bundestago užgrobimo. Gali būti sunku patikėti, tačiau jie buvo įsitikinę, kad Britų karalienės Elžbietos II mirtis buvo slaptas kvietimas jiems veikti. Beprotiškiems tikslams įgyvendinti sąmokslininkai surinko 500 000 eurų grynaisiais, taip pat apie 400 pistoletų, 350 šaltųjų ginklų ir apie 200 000 šovinių. Buvo įsitraukusi ir Rusija. Henrikas XIII bandė užsitikrinti Putino paramą, tačiau jam nepavyko. Tačiau dabar sąmokslininkai teisiamųjų suole. Dabar jų laukia 3 teismų maratonas skirtinguose Vokietijos miestuose. Šiandien pirmajame teismo posėdyje Štutgarte prieš teismą stojo 9 asmenys. Jie kaltinami valstybės išdavyste, pasikėsinimu nužudyti ir smurtinio valstybės perversmo organizavimu. Vokietijoje iš viso yra daugiau nei 20 000 žmonių, kurie skelbiasi nepripažįstantys dabartinės šalies vyriausybės.